Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų moksleiviai grįžo į mokyklas. Graži šventė žinių ištroškusius gimnazistus ir vėl subūrė prie Ryto gimnazijos prieigų, bet dauguma jų atviravo, kad po vasaros atostogų į mokyklą grįžti yra sunkoka. Be abejo sunku, nes kada įpranti prie vasaros tų linksmybių viso, kad sunku šiaip. Iš tikrųjų tai sunkoka, nes dar nesinori grįžti iš tiesų ir buvom atpratę nuo mokymosi, bet šiaip visai malonu. Mokykla vis tiek traukia. Mokiniams rugsėjo 1 yra ne tik sugrįžimas į mokyklą, bet ir galimybė susitikti su draugais. Dažniausiai labai noriu grįžti į mokyklą. Ir laukiu jas, nes susitiksiu visus draugus, prasidės nauji mokslo metai, šiaip naujas viskas prasideda. Ką tau reiškia ši mokslo ir žinių šventė? Sugrįžimą į mokyklą, mokyklos visą gyvenimą. Iš čia verda tiesiog visiškai kitoks gyvenimas negu namie. Čia pabėgi nuo namų rutinos ir apsipranti su mokyklos rutina. Rugsėjo 1 tai šiaip žengimas į naują mokyklą, nes pirmą kartą ateinu į šią mokyklą ir ėjimas į tolį ir siekimas mokytis čia. Rugsėjo 1, tai yra sugrįžimas vėl tai į savo antruosius namus į mokyklą ir pamatyti draugus savo per vasarą išsilgtus ir esu abiturientas, tikrai yra smagu grįžti ir pagaliau sužinoti, ką reiškia paskutinius metus čia praleisti. Šventėje dalyvavę Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir klebonas Bronius Krekavičius mano, kad rugsėjo 1 jaunimui yra labai svarbi šventė. Aš manau, kad ši šventė rugsėjo 1 jinai ne tik jaunimui, ne tik mokytojams yra svarbi kiekvienam žmogui. Nepriklausomai nuo to, ar jis mažas, ar jis subrendęs, ar jis senyvo amžiaus, todėl kad mes visi pro tai praėjom, visiems tas jaudulys buvo po vasaros atostogų susirinkti pirmą dieną į tikrai šventę, kuri duoda startą naujų žinių, naujų mokslų metų. Ir aš manau, kad kiekvienas jaunas žmogus, ko turbūt ne visada dėja pasitaiko, turėtų suprasti, kad būtent įgytos žinios mokyklose, po to universitetuose ar kitose įstaigose, tai yra jo gyvenimo kelio tvirtas paklotas, kuriuo vadovaudamasis jisai gali nueiti vienokį ar kitokį kelią. Ir todėl tai yra labai svarbu kiekvienam. Mano nuomonė, rugsėjo 1 turėtų būti iš tikrųjų ne vien tik šventė, bet tokius kaip ir pasiruošimo laikotarpis, tarsi susimąstymas, kad aš atėjau siekti žinių. Kad aš noriu būti išmintingesnis, protingesnis, kad aš gyvenime kažką tai galėčiau gero padaryti, o tam geram reikalingas pamatas. Ir tas pamatas yra mokykla, kurioje ir ateina rugsėjo 1 dieną visi. Ryto gimnazijos direktorė Marijona Kriščiūnaitė sakė, kad šiais metais mokinių bus mažiau. Praėjusiais metais rugsėjo 1 sutiko 737 moksleiviai, o šiais metais 711. Marijona Kriščiūnaitė pabrėžė, kad šiemet bus siekiama ne tik gerinti mokymo kokybę, bet ir renovuoti gimnazijos aplinką. Mūsų pagrindiniai tikslai tai yra ugdymo kokybės tobulinimas ir saugios, kultūringos aplinkos kūrimas. Jau ne pirmus metus savo keliam tokius tikslus, bet vis pasižiūrim truputėlį kitų kampų ir dabar naujose ugdymo planuose yra dėmesys skiriamas aplinkai tobulinti, mokymosi aplinkai, tai yra ir išoriniai, o išoriniai jūs matot, kaip čia gražiai keičiasi pas mus, sporto aikštynas, parkas prie mokyklos ir vidiniai. Vidiniai tai yra ne tik fizinė, kad patalpos puikios, suremontuotos, kabinetai aprūpinti informaciniam technologijom, bet ir kad mokinys, mokytojas, kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi gerai, saugiai, kad jaustųsi mokyklai. Tai čia visa tai įeina į mokyklos aplinkos savoką. Todėl vienas iš tų tikslų, kur saugi kultūringa aplinka, tai mes irgi dar turime ką nuveikti. Graži šventė, savivaldybės mero, klebono bei Ryto gimnazijos direktorės sveikinimai. Taip moksleiviai pasitiko naujus mokslo metus. O skambutis nuaidėjęs pirmą kartą po vasaros atostogų dar daug kartų pakvies moksleivius į pamokas.